Jeigu kalbėti apie poetinę dokumentiką, tai gal negalim užmiršti ir Verbos, kadangi tiek Šablevičius, tiek Verba tai tikrai pradininkai mūsų poetinės dokumentikos. Bet būtent Šablevičius tikrai tuo įsiskyrė, kad jisai kažkaip tai Verba taip gal taip ir išėjo su savo gyvenimu, daugmaž buvo primiršti ilgą laiką jo filmai, o Šablevičius niekad nebuvo primirštas. Jisai dėstė iki vėlyvo savo amžiaus ir dabar, kadangi tiek tų jo mokinių, tai man kažkada pasirodė, kad būtent Šablevičius ir sujungia būtent tą senąją kino mokyklą su naująja, nes tiek per savo kiną, tiek per savo paliktus darbus ir tiek per tuos mokinius, nes jisai nuolat kažkaip tai gyvas mumyse ir nuolat norisi apie jį kalbėti ir kadangi tai buvo tikrai neeilinė asmenybė ir tai nebuvo tik tai mokytojas, tai buvo ir kūrėjas, kuriuo tu galėjai sekti, ir žmogus, į kurį tau norėjosi lygiuotis. Ir tai nebuvo kažkoks oficialus dėstytojas, kuris ateina tau išdėstyti teorinės žinias. Tai toli gražu visiškai nieko panašaus. Tai buvo visų mėgiamas, visų mylimas, įsišiepęs, barzdotas mažas seneliukas. Iš tikrųjų, taip, turbūt mūsų mokymasis tavo ir mano skiriasi tuo, kad aš visgi mokiausi dar tarybiniais laikais. Pabaigai, aišku, tie tarybiniai laikai jau tapo tokie groteskiški ir kažkokie keistai ikoniški tuo metu. Bet vis tiek aplinkui buvo pilna tiek kine, tiek gyvenime tokio nesąmoningo oficiozo, tokio net mūsų tvarkoj toj mokymosi. Visur buvo kažkokie tokie rėmai, viskas buvo labai įdėta į kažkokius tokius labai aiškius rėmus, jeigu taip galima pasakyti. O Šablevičius tom išsiskyrė ir iš kitų dėstytojų. Jis buvo toks kaip studentas, jis buvo kažkoks toks nepriklausomas, laisvos minties, galėdavo taip kažkaip pabrėžti, kad gali klysti jisai, pavyzdžiui, ar sakyti savo nuomonę, ar pasakyti, kad jisai neturi savo nuomonės. Kažkaip jisai buvo toks laisvas žmogus, tokioj ganėtinai nelaisvoje aplinkoje, taip galima pasakyti. Tuom jisai ir buvo turbūt patrauklus visiems studentams. Čia apie Verbą kalbant, tai žinoma, Verba turbūt ir yra pradininkas poetinės dokumentikos. Ir yra. Bet Šablevičius taip jis sujungia, ir jeigu ne Šablevičius, tai, aišku, Verbos filmai vienaip ar kitaip būtų įtaką mums padarę. Bet ar tai išsilietų į kažkokį tęsinį, aš nesu tikras. Galbūt, jeigu ne Šablevičius, galbūt ir Matelis, Stonys, ar tu, ar bet kas iš mūsų nedarytume tokių filmų, kitokius darytume. Gal nebūtų ypač 10-am dešimtmetį ta poetinė dokumentika įgyjus savo tokio vardo toliau su tęsiniu, kadangi vis tiek tai yra, aš manau, kad Stonys ir Matelis tai buvo tokie, turbūt, tie sekančios personos, kurios kaip ir perėmė tą meninę kryptį. Jeigu ne Šablevičius, aš nežinau, kas būtų, ar tikrai būtų Stonio filmai tokie Stonio, o Matelio tokie kaip Matelio. Ir apskritai, ko gero, poetinė dokumentika būtų pasibaigus, niekam neperduota ir galbūt tik dabar būtų kažkoks ažiotažas, kad reikia ją tyrinėti, kaip kažkokią tai įvykusią lietuvių mokyklą ar ten bangą ar kryptį. Aš tada turiu klausimą Ramūnai, o tavo mokymosi, tarkim, mano metu, mokslo metu, tai iš tikrųjų buvo toks ryškus tas kontrastas ir aš labai gerai prisimenu. Nors aš nebaigiau mokslo, aš keletą metų prasimokiau, bet tai, kad Šablevičius išsiskyrė iš kitų ryškiai, tai buvo faktas. Tu vis tiek vėliau jau tokiais normalesniais laikais mokys. Na, aišku, tuo laiku, žinai, pas mus buvo labai daug asmenybių, kaip Žebriūnas, Gricius, Čibiras, Šurna. Tai buvo tokia puokštė, kurie visada puokštė įsiskiria iš visko. Tai galbūt jis nebuvo vienintelis, nes tikrai aplink jį stovėjo ir kiti tiek Mokichanai, tiek teatro, tiek kino. Bet Šablevičius, bent man, jisai irgi buvo artimiausias tiek savo kūrybą, tiek savo mintimis, tiek savo to žmogiškumu, paprastumu, tiek sugebėjimu sirgti už kiekvieną žmogų, sugebėjimu džiaugtis kiekvienu geru darbu, kiekvienu pavykusiu filmavimu, kiekvienu ten tavo atradimu.
tiek ten to fakulteto džiaugsmais, nes jisai sukūrė tą fakultetą, galima sakyti, va taip po šakelį nešdamas ir ten kažkokia ateini, sako, turim naują stalinę lempą. Ir sako, bet ją nupirkom ten iš kažkokio tai fondo pinigų. Ir tais laikais tai buvo, tai iš tikrųjų, visiems kai faina, pagaliau montuosim, ne visiškai tamsoj, mes turėsim ten kažkokią stalinę lempą. Bet Šablevičius džiaugdavosi, kiekvienu plakatu ant sienos, kiekvieną tuo ir ten Rūsy sėdėdavom dieną naktį ir viskas tai buvo tas jo begalinis kūrybos džiaugsmas ir jisai džiaugiasi visko mūsų darbais, džiaugiasi fakultetu, džiaugiasi savo filmais, savo herojais, savo draugais, Šablinė savo sodybą, kurią ten statė ir jo. Tas va toks begalinis žmogiškas džiaugsmas. Tai va tuo metu gal tokio žmogaus tikrai buvo reta. O tai iš tikrųjų, žiūrint Šablevičiaus filmus, matome, kad jo filmų herojai būdavo tokie kaip keistuoliai šiek tiek. Tai kaip jūs galvojat, galbūt jis tuos keistuolius su savim kažkaip tapatindavo? Kad būtent tokie keisti personažai pasirodytų. Aš nežinau, ar pats Šablevičius save laikė keistuoliu. Netgi, ko gero, ne. Bet kas va tikrai buvo aišku jo kūryboje, kad jis praktiškai gal tik porą nufilmavo didžių žmonių, tarp jų Donatą Banionį, ir po to jis niekada nefilmavo ir su žmonių, nes jį domino būtent paprasti kaimo žmogeliai, kitokie žmogeliai, bet tas gal tiek keistuoliai, kiek kitokie. Čia gal mes turėtume tada įlysti jau tą poetinės dokumentikos sritį apskritai, nes aš ne kino kritikas, šiaip reikės pasikalbinti ir kino kritiką, ką jie apie tai galvoja, bet jie apie tai ir parašė, bet jeigu mes pažiūrėsim į temas tų pačių režisierių, tuos garsiuosius, kad ir to paties Darbos filmus, tokius kaip Šimtamečio kodas, pavyzdžiui, arba Šablevičiaus, pradedant nuo ten kokio Apolinaro. Tai ten kažkoks paprastas milicininkas, ten tie personažai, jie dažniausiai ir yra tokie lyg ir jie paprasti, nieko ypatingai neišsiskiriantys žmonės, bet jau čia režisierius randa, kuo jie įdomus ir kuo jie išsiskiria. Ir nepasakyčiau, kad režisierius iš jų padaro keistuolius, bet neretai taip ir gaunasi, kad lyg ir toj kasdienybėj įdomesnis žmogus yra tas, kuris yra šiek tiek kitoks. Tai va tas santykis tos kasdienybės ir tokio keistumo, įdomumo žmogaus, tai yra ganėtinai būdinga tai poetiniai dokumentikai, kurie gal tai išplaukia iš tos tikrovės niūrios tarybinės, kurioje tai ir atsirado ta poetinė dokumentika, nes aplinkui buvo praktiškai nieko ir nebuvo. Dokumentiniam kine beveik nieko apart propagandos. Tai būdavo kronikos apie ten partijos ir tarybinės liaudės pasiekimus ir apie melžėjų pasiekimus, kad ten, netgi tarybinė kronika rodydavo paprastus žmonės, nieko neišsiskiriančius, gal net kartais kažkokius keistuolius, bet tai jų vienintelis tas nuopelnas, dėl ko jas reikėdavo rodyti, kad melžėja ten primelžia daugiau karvių, savo kolūkį arba beką. Bet žodžiu, visą tai buvo propaganda ir tas kinas buvo toks oficialus ir negyvas. O Verba, Šablevičius pradėjo traukti tuos galbūt jie keistuoliai, gal dėl to režisierių jie buvo įdomus. Bet jie pradėjo traukti tos įdomesnius žmonės iš realaus gyvenimo, iš tos gilumos pačios, tikrosios. Ir tam tokio oficialaus, jokio tokio propagandinio kino terpėje, tai atrodė labai, labai įdomi ir patraukliai. Galbūt tai ir mums dėl to buvo toks įspūdis ir dar kai sutapo, kad ir žmogus toks, ir jo filmai tokie, tai viskas buvo toks mišinys, kuris daro tau poveikį, kaip tu imlus esi studentas. Bet taip pat filmuose matom daug žmonių darbo, labai daug egzistencinių klausimų, pokalbio apie mirtį. Kaip galvojat, kodėl būtent tokia tematika dažnai pasikartodavo? Na, tai čia irgi viskas kažkaip susiveda į poetinę dokumentiką, kad jai nerūpėjo gal paklausti, ką jūs mėgstat valgyti arba kokius rūbus jūs mėgstat. Tai kita vertus, tokio tiesioginio kalbėjimo, galvų kalbėjimo ten vis mažai būdavo. Dažniausiai tik tai keletas sakinių arba kažkokių pagrindinių minčių, kas gal galėtų dar aiškiau tą herojų nuspalvinti. Ir
Ir dėl to, arba kartais galbūt iš vis nebuvo kalbama, bet žiūrovas ir suprasdavo, kad būtent tai yra tema apie mirtį, ar apie egzistenciją, ar apie kažką. Tai vat būtent tos temos domino tos režisierius poetinės dokumentikos. Turbūt dėl to ta dokumentika ir vadinama poetinė, nes vis tiek poetika kaip ir suponuoja tas pats pati savoka, kad tai yra tokios tos temos ir mąstymas toks egzistencinis, žmogaus kažkokios esybės, tokių kažkokios meninių vidinių pasirinkimų, gyvenimo prasmės, ir taip toliau, kas lyg ir taip įvardinus, tai atrodo, kartais galėtų atrodyti banaliai. Ir jeigu tu šiaip, man taip atrodo, jeigu filme tiesmukai tokius klausimus kažkaip svarstytum, ar bandytum provokuoti tos personažus filmo, tai galėtų pasirodyti kartais ir banalu ir netgi kvaila, bet jeigu tu iš tikrųjų gali pasiekti, įlysti į žmogaus gyvenimą taip giliai, kad jis tave prisileistų ir tada iš tikrųjų pasidalintų tuo, ką jis iš tikrųjų galvoja ir ką jis iš tikrųjų jaučia, kaip jam, kokią vietą savo jis mato pasaulyje, tai tada ir atsiranda poetika, to reiškia kažkokio paprasto giluminio gyvenimo, kuris kartais gali būti toks, primityvus tiesiog, tai gali būti ir kažkoks, milicininkas. Dirba milicininko darbą, kas nieko, kaip ir tame nėra nieko tokio egzistencinio ypatingai, kur nors juodkrantėje. Turbūt, bet Šablevičius kažkaip žvelgia giliau į tą gyvenimą ir randa ten ir humorą, ir ironiją, ir egzistencinius klausimus. Čia turbūt pati esmė yra. Ramunė yra knygą išleidus apie Šablevičių iš visokių ir prisiminimų ir taip toliau, tai tu turėtum turėti šiaip nemažai sukaupus, gal net daugiausia, žinai, apie Šablevičių kaip asmenybę ir iš kitų žmonių įvairiausių požiūrių ir prisiminimų. Taip, bet iš tikrųjų tai tokia atsakomybė, kad per 20 minučių ar ką, tai apie Šablevičių nepapasakosi. Čia vos negalėtum sėdėti dieną ar visą vakarą ir pasakoti, bet aš gal todėl rėmiausi surinkti tuos atsiminimus, kol dar buvo daug ir jo bendramžių gyvų ir kad lyg ir norėjosi padėkoti mokytojui, nes taip niekad jis nepasakė jam, kaip ačiū už viską. Ir po to, kai aš tą pradėjau rinkti atsiminimus, supratau, kad dar labai daug kas nori padėkoti. Ir tai toksai, tarsi iš pagarbos, padėkos mokytojui gavosi toks ta knyga. Bet jeigu taip trumpai, tai iš esmės tai norėjosi pasakyti, koks nepaprastas mokytojas jisai buvo, koks jisai buvo linksmas, atkaklus, užsispyręs žmogus. Draugams jisai buvo irgi visada linksmas ir pribloškiantis draugas, kuris be galo mėgo keliauti, plaukioti, važinėti, motociklu išvažinėjęs visą Tarybų sąjungą, kopęs į kalnus, plaukęs baidarėmis ir vaikams įdomus tėtis ir įsigijęs savo šoblinę, kur vėliau pradėjo rengti kino studiją ir kino stovyklas studentams. Ir tai buvo toksai žmogus, apie kurį taip trumpai nepapasakos ir kur tokia pilna pynė visko. Ir tas viskas ir sukūrė tokį, be galo įdomų, tokį nepaprastą tą žmogų, kuris gal daug kas sako, buvo ir labai vienišas, bet tuo pačiu aplink jį nuolatos zujo žmonės, nuolatos. Tiek studentai, tiek draugai, tiek kolegos. Jis toks buvo žmonių žmogus. Kokią tau įtaką padarė būtent Šablevičiaus filmai, tarkim, arba kažkuris filmas, nes tai sunku būna įvardinti, bet aš tarkim, tegul būna toks klausimas. Ir tada aš tavęs paklausiu. Įtaka, aš nežinau, bet galbūt pats Šablevičius ir jo mokymas išmokė nedaug žodžiauti kine. Tarkim, mane nervuoja kalbančios galvos kine. Kalbėti vaizdu, kažkaip tai jausti, sakydavo jisai, kad aš pats esu labai sentimentalus žmogus. Kine negaliu apkęsti sentimentalumo.
Man irgi tas kažkaip tai labai artima. Tai čia galbūt jo pamokos tokia gal labiau įtaką padarė, bet bendram komplekte su viskuo, ir su jo filmais, ir su jo mokymu, ir su jo asmenybė. Kas dar įdomu, kad aš Apolinarą rodau jauniems žmonėms kasmet. Ir visą laiką man įdomios reakcijos ir galvoju, gali jie nesuprasti ir sovietmečio, gali nesuprasti poetinės dokumentikos. Ir kaip taisyklė, visiems labai patinka Apolinaras. Ir jie priblokšti, nes jie tokių filmų nematė. Reakcijos tokios, kad aš visą laiką būnu išsigandus, kaip čia priims ir ar mes iš vis galim kalbėtis apie poetinę dokumentiką, bet Apolinarą, kaip taisyklė, nuolat priima labai gerai ir tikrai giliai, nes ir buvo filmų, kurių tikrai nesupranta studentai, aš pastebėjau. Bet Apolinarą ir tada, jeigu tu pradedi kalbėtis, o kas tai yra ir kokie kūrybos principai ir kokia čia kino kalba, ir tada tikrai viskas aišku. Tai man atrodo, kad čia dar irgi vienas iš to, kad lyg ir mes primiršom rodyti poetinę dokumentiką jauniems žmonėms. Aš pabandžiau savo vaikui parodyti 16-mečiui šitą apie tekinį, apie tą beisbolo komandą. Galvoju, čia ekstremalams gal patiktų, o galvoju, gal bus atmetimas, bet prikaustyti žiūrėjo vaikai ir O gal jums pats tas tempas ir nuotaika filmų yra ant tiek nebūdinga tam audio, video medžiagai, kurį jos dabar supa, kad tai atrodo kaip kokia visiška egzotika, kaip žiūrėtum kokį nors nematytą japonišką žanrą, kur tiesiog žiūri dėl to, kad tai labai keista ir neįprasta. Nes, tarkim, vis tiek tie filmai jie turi savotišką tempą, savotiškas nuotaikas, kurios tikrai pakankamai, man atrodo, tarkim, 20-metis dabartinis žmonėms tai svetima iš esmės. Nors jie iš tikrųjų visur, visą gyvenimą aplinkui kiekvieną minutę beveik supa kažkokį judantis vaizdai, garsai ir taip toliau. Tai tu su to tiesiogiai susidurdami. Ar gali pasakyti, kad tai yra visiškai svetima ir tai jiems yra visiškas netikėtas atradimas, ar kažkaip tai visgi jie perpranta? Man atrodo, kad perpranta. Nuo labiau, kad šiuolaikinis žmogus, žinai, tą vizualinę kalbą skaito daug greičiau ir daug aiškiau, jie prisisotina tos kalbos ir man atrodo, jie ją supranta ir supranta, kad jinai kitoniška, bet jie ją perpranta. Tai nėra iš to, kad čia tokia didelė egzotika. Man atrodo, kad net mokyklose reikėtų rodyti poetinę dokumentiką.